Nuostabi diena. Po vakarykščio lietaus saulė. Tai tikiuosi, kad su ta saulė ir mėginsime pasikalbėti. Konstitucinė pareiga apžvelgti padėtį Lietuvoje, jos aktualijas ir mūsų situaciją tarptautinėje erdvėje. Taigi tai pamėginsiu ir padaryti. Tai pirmiausia, mėly ir brangus Lietuvos žmonės, gerbėmieji Seimo nariai. Gyvename tokių nepaprastų laikų, kai mūsų dabartį atkakliai beldžiasi istorija ir viso šio laikinio pasaulio globalūs iššūkiai. Artėjantis valstybės atkūrimo šimtmetis praplečia įprastą matymo lauką, sustiprina įžvalgas apie valstybingumą, apie tikslus, kurių siekiame ir apie savo atsakomybę. Vasario 16-osios karta išplėšė mūsų valstybę iš nebūties ir ėmė kurti naują, modernę Lietuvą. Jau minėdama 20-metį, šalis buvo pažengusi stebėtinai toli. Jeigu nebūtų anuomet brutaliai sustabdyta ir naikinta, šiandien gyventume valstybėje, kuriai nereikia vytis prarasto laiko. Jubiliejiniai metai mūsų pareigoja ypač realiai ir reikliai pažiūrėti į svarbiausius savo uždavinius. Nes nėra kitos jėgos, galinčios paspartinti šalies pažangą, kaip tik mes patys. Ir nėra kito laiko, kai tik tas, kuriame gyvename. Pernai per šalį nuvilnijo teisingumo perspektyvų, ekonominės gerovės, drąsių ir lauktų permainų viltis kartu su rinkimais. Ja tauta siejo su atsinaujinusiu Seimu, su profesionalų vyriausybė. Pasikeitė daugumos partijų vadovybės per paskutinius metus ir tai kėlė sėkmingesnio ir saugesnio gyvenimo lūkestį. Taip pat ir skaidresnio. Nes jau per pirmąjį naujos valdžios šimtadienį pasibaigė kai kurių amžinų vadovų era Lietuvos geležinkeliuose ir dar 10 įstaigų. O atrastas nepriklausomybės atkūrimo akto originalas dar labiau pakurstė valstybinį pasididžiavimą. O profesoriaus Liudo Mažylio atkaklumas visiems priminė apie asmeninio apsisprendimo ir iniciatyvos galią. Šimtmetį išsaugoti signatarų parašai įkvepia ir skatina veikti ir šiandien. Šiais parašais prikelta Lietuvos valstybė, nors ir išgrobstyta, suskaldyta ir nuniokota, priėmė bebaimius sprendimus dėl žemės, švietimo, gamybos ir gynybos reformų. Visuotinį žmonių raštingumą užtikrinusi švietimo reforma, Gustaičio lėktuvai, lietuviškas sviestas, krepšinis tapo to laikotarpio išsivysčiusios Europos šalies vizitinę kortelę. Bet talentingų reformatorių reikia ir šiandien. Strateginės reformos gali ištisiems dešimtmečiams nulemti valstybės valdymo kokybę. Iš viešojo sektoriaus reformos žmonės laukia nomenklatūrinio valdymo pabaigos ir tikisi, kad nauja valdžia neapsistatys tik savais, bus atspari siaurų interesų grupių lobizmui. Kad pertvarka nesibaigs keliais sumažintais etatais ar 100% priedais prie kai kurių pareigūnų atlyginimų. Tačiau užsitęsusi valstybės valdymo sumaištis ir kai kurių reformų neapibrėžtumas jau kelia nerimą. Stringa urėdijų pertvarka. Seimas ir savivaldybės saistosi įtartinais vidaus sandoriais. Švietimo reformos pradžia primena nekilnojamo turto dalybas. Politinė atsakomybė tai ne atskiri sektoriniai perstumdymai, o koordinuotas darbas ir solidarus apsisprendimas už šalies gyventojams būtinų strateginių sprendimų visumą. Jiems priimti reikalinga politinė valia, bet jos nepridės nei trišalė taryba, nei buldozerinė pseudodemokratija. Rimtoms permainoms ir generaliniam apsivalymui reikia ne tik jėgos ir drąsos, bet ir proto. Visi vienu balsu kartojame, nekokybiškas švietimas tampa nacionalinio saugumo klausimu. Tai emigracijos, socialinės atskirties
mažėjančių investicijų, ūkio stagnacijos ir korupcijos svarbiausia priežastis. Visose rinkimų programuose ir vyriausybės veiksmų plane švietimo sistemos pertvarka įvardinta kaip prioritetas. Atrodė, dėl to jau pasiektas ir platus politinis supratimas ir sutarimas. Turime skubiai keisti mokytojų rengimo sistemą, peržiūrėti vaikų ugdymo ir besidubliuojančias studijų programas, finansavimo modelius. Švietimo įstaigų tinklą sutvarkyti taip, kad kokybiškas išsilavinimas būtų prieinamas visiems, kad baigtųsi vaikų segregacija ir šešėlinės pamokos. Profesinis mokslas atitiktų šalies ekonominius poreikius, o universiteto diplomas atgautų savo vertę. Tuo tarpu, ką pirmiausia girdime ir matome, vietoj kokybinių pertvarkų 10 dienų prailginti mokslo metai ir kurpiami pastatų perskirstimo ir parceliavimo planai. Panašu į reformos imitaciją. Neapibrėžtumas ir chaosas, koks matosi dabar, pasmerkė reformą jai net neprasidėjus. Politinės valios stoka dėl gyvybiškai svarbių sprendimų ir murgdymasi smulkmenose tampa rimta problema. Bebaimių sprendimus gali daryti tik laisva, nesusisaiščiusi ranka. Kai ją vedžioja nematomi interesai, net ir vieno direktoriaus pakeitimas tampa sudėtingesnis nei visa šimtmečio kultūrinė programa. Tarnavimas valstybei ir tuo pačiu metu koncernui irgi kai kam atrodė visiškai suderinami dalykai, kol atsirado valios nenumarinti tyrimo ir priimti sprendimą. Principingi ir aiškus veiksmai, iki galo atlikta reforma grąžina pasitikėjimą ir teismais. Tai ne atsitiktinė tendencija, nes žmonės mato įdirbį ir realius pokyčius. Įteisinę individualų konstitucinį skundą suteiktume galimybę žmonėms ir patiems aktyviau ginti savo konstitucinės teises. Teisingumo jausmas sustiprėtų, jeigu nustotų buksuoti ir neteisėto praturtėjimo tyrimai. Konstitucinio teismo sprendimas išsklaidė abejonės. Gyvenimas ne pagal pajamas nusipelno baudžiamosios atsakomybės. Taigi policijai, mokesčių inspektoriams ir prokurorams nėra priežasčių delsti. Laikas taip pat didinti ir mokestinės baudas už neaiškios kilmės turtą ar pajamas bei milijoninių mokesčių vengimą. Jos negali būti tokios pat, kaip už smulkią vagystę. Nes mes visi norime būti tikri, kad teisingumas Lietuvoje galingesnis už nusikaltėlį. Sąžiningai dirbantis ir gyvenantys žmonės turi jausti valstybės palaikymą. Tvirtos laikysenos reikia ir jau prasidėjusiam perversmui vaistų rinkoje. Ji dešimtmečius balansuoja tarp farmacininkų godumo ir vaistų neįperkančio žmogaus. Jeigu sveikatos apsaugos ministerijos stuburas atlaikys spaudimą, o konkurencijos tarybos bei valstybės kontrolės rekomendacijos bus įgyvendintos, kainų svertai pagaliau tikrai pakryps žmogaus naudai. Ir korupcijos šioje gyvybiškai svarbioje srityje liks mažiau. Nors ekonomikos šešėlis ir korupcija apvagia kiekvieną nuo kūdikio iki pensininko, vis dar trūksta sąmoningumo ir pilietinės drąsos. Kovai su korupcija reikia kur kas daugiau pastangų. Tačiau pranešėjų apsaugos idėja marinama jau 3 Seimo kadenciją. Visuotinis nepakantumas korupcijai būtų geriausia dovana valstybės atkūrimo šimtmečiui. Kad niekas neduotų ir neimtų kyšių. Kad viešieji pirkimai vyktų pagal skaidrias taisyklės, o ne pagal vienintelio tiekėjo pageidavimus. Kad specialistai būtų įdarbinami ne pagal pažintis, o pagal gebėjimus ir kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami svarbiems valstybės tikslams, o ne auksiniams šaukštams įsigyti. Paverskime užsibrėžtą tikslą garbės reikalų, visiems atsiras tuomet ir valios, ir galimybių. Suprasdami, kokią grėsmę valstybės stabilumui kelia socialinė atskirtis, prieš metus susitelkėme visi žygių už saugią Lietuvą. Kad ir kokius skaudulius atvėrėme, viskas pamažu
krypsta į gerą. Mažiau abejingumo, daugiau dėmesio ir kontrolės. Vaikų apklausos vyks su psichologais, žmonės ryžtasi tapti globėjais, kuriasi nauji dienos centrai, vis daugiau įdomių ir išradingų projektų, kurie gelbsti nuo pražūtingų priklausomybių. Sunkiai išspaustas parašas po pasižadėjimų vaikų mušti negalima. Tik patvirtino, kad smurtas nėra viena socialių šeimų problema, kad egzistuoja šimtai jo rūšių. Pernai nuo smurto nukentėjo beveik 3000 vaikų ir daugiau kaip pusė jų nuo artimųjų rankos. Apginti juos mūsų pareiga. Todėl būtų gerai, kad neeilinėje Seimo sesijoje palaiminta vaikų teisų apsaugos sistemos pertvarka jau įgautų realų pagreitį. Matome ir daug gerų pokyčių. Vien Kaune jau darbuojasi 10 profesionalių globėjų. Tai Kauno vaikai ir juos augins kauniečiai, taip nusprendė miestas, paskelbęs 17-uosius vaikų gerovės metais. Tai galėtų būti šimtmečio šūkis ir Varėnoje, ir Kėdainiuose, ir Skuode, visoje Lietuvoje. Kova su alkoholizmu taip pat yra mūsų garbės reikalas ir turi telkti, o ne skaldyti visuomenę. Nacionalinis žygis prieš girtuoklystę nėra tik nuostatos, kurios įsigalios po 20 metų. Neleisti, uždrausti, atimti, aptverti, apmokestinti. Tai primityvus ir paprastas kelias, tačiau jis veda tik į šešėlį ir pogrindį. Mūsų užduotis ugdyti, padėti, suteikti šansą, parodyti kitokį gyvenimą. Štai mūsų atsakomybė. Jeigu jos kratysimės, problemos nesispręs ir tik gilės. Kaip nutiko ir su darbo kodeksu. Rinkimų įsipareigojimas subalansuoti darbo santykius taip, kad nenukentėtų darbuotojo saugumas, buvo deleguotas trišaliai tarybai, permetant politinę atsakomybę kitiems. Nors galiausiai, po didelių diskusijų ir vargų, kodeksas dalinai buvo pataisytas, į kurį įtraukta dauguma mano vetuotų nuostatų, buvo priimtas. Bet nukentėjo visi ir žmonių supratimas apie kodeksą, ir pats procesas, ir politinės atsakomybės supratimas. Žmonių gyvenimą nepagerins ir PVM lengvato šildymui panaikinimas. Daug šalies gyventojų ir taip neišgali susimokėti komunalinių mokesčių. Sulig šildymo sezonu šiluminis skurdas dar padidės ir kelis kartus išplėsdamas potencialių pašalpų gavėjų ratą. Ar esame kriziniai situacijai, kad reikia tokių priemonių? Mokesčių perstumdymas iš vienų atimant ir dovanojant kitiems socialinio teisingumo tikrai nepridės. Todėl neparuoštų reformų manija, kuri matosi dabar, gali virsti išsilgtų pokyčių parodiją. Stumdama atsakomybę prognozuoja netesėtų politinių pažadų sezoną ir tik veiklos imitacija. Pirmieji lūkesčių metai eina į pabaigą ir politikos naujokas jau nėra pasiteisinimas. Mažareikšmiai sprendimai vietoj solidžių ir efektingų pertvarkų demotyvuoja ir augina žmonių nusivylimą bei nepasitenkinimą. O nuvilti žmonių dar kartą niekas negali. Tokios teisės neturime mes visi, nes jie ir toliau balsuos kojomis. Stabiliai demokratiniai valstybei reikia skaidrios, brandžios ir stiprios partinės sistemos. Išplauta partinė atsakomybė ir atskaitomybė leidžia suvešėti įvairioms populizmo atmainoms. Tradicinių partijų uždarumas, savanaudiškumas ar net kriminalizacijos atvejai atveria kelią vis mažiau pasiruošusiems politikos naujokams. Chroniškas koalicijų trapumas neužtikrina žmonėms saugumo jausmo. Be aiškaus partinio užnugario pradėjo strigti ir pertvarkos. Todėl pats laikas investuoti į partijų kokybę ir partinių žmones pirmiausia. Politinis pasirengimas valdyti valstybę yra gyvybiškai svarbus ir tikrai ne vienos dienos reikalas. Kaip tik dabar politiniai sistemai yra naujų galimybių laikotarpis.
su besikeičiančiomis kartomis partijų vadovybėse, beveik visose, siejamas ir kokybinio atsinaujinimo lūkestis. Kad bus principingai nusigręžta nuo nomenklatūrinių ir korupcinių tradicijų, apsivalyta nuo pinigingose kišenėse užsisėdėjusių veikėjų, kad populistinius vieno sezono darinius ir derinius pakeis atsakingos politinės jėgos. Tuomet ir mūsų žmonių nerimas dėl ekonominių bei socialinių grėsmių nebus stipresnis, kaip matome dabar, nei dėl Rusijos, pavyzdžiui, invazijos ar terorizmo ar ES ateities. Todėl strateginiams sprendimams reikia susivienyti, kaip mes susivienijome šalies gynybai. Dėl jos nesviruojame. Ir politika, ir visuomenė, visi kalbame vienu balsu ir netrypčiodami darome tai, ką reikia. Suprantame, kad saugumas kainuoja ir juo turime rūpintis pirmiausia mes patys. Tam jau 3 metus užtenka ir savanorių šauktinių, ir politinės valios, didėja investicijos į mūsų gynybinius pajėgumus ir tuo pačiu daugėja sąjungininkų. Žvelgdami iš šimtmečio perspektyvos, Lietuva dar niekada neturėjo tiek daug draugų. Šiemet sulaukėme istorinio palaikymo. Dislokuotas Vokietijos vadovaujamas mūsų sąjungininkų batalionas, kuriame net 7 valstybių kariai. Viso Baltijos regione net 20 šalių atsiuntė pastiprinimą mums 3 Baltijos šalims iš 28 NATO narių. Visą tai kilstelėjo mūsų šalies gynybinį atgrasymą į aukštesnį kokybės lygį. Nepaisant esamų saugumo garantijų, neturime sustoti ir sieksime NATO reformų, priimant greitesnį sprendimų procesą, dar tvirtesnių gynybos planų ir bendros oro gynybos. Šiandien demokratiją ginantis pasaulis jau labai aiškiai supranta, kad didžiosios grėsmės transatlantiniam saugumui kaupėsi būtent mūsų regione. Kaliningrado srities militarizacija, agresyvios puolamojo pobūdžio pratybos Zapad ir geopolitinių ginklų pavirtusi Astravo atominė jėgainė. Ir mes patys nesame tik saugumo vartotojai ar prašytojai. Mūsų žmonės visose pasaulio kraštuose padeda užtikrinti ilgalaikę taiką. Esame strateginiai Ukrainos ir Gruzijos partneriai. Padedame šioms šalims. Talkiname kovoje su migracijos krize. Aktyviai dalyvaujame globalioje antiteroristinėje koalicijoje. Todėl šalies užsienio politika taip tampriai tapo neatsiejama nuo saugumo iššūkių. Geopolitinė realybė verčia ne tik mus, bet ir visą Europą imtis didesnės atsakomybės už savo saugumą. Šie iššūkiai atveria galimybių ir stipresnė Europos šalių integracijai. Būtent ji gali tapti atsvara nestabilumui ir įtampai tvyrančiame pasaulyje. Narystė Europos Sąjungoje yra garantija, užsitikrinant ilgalaikę taiką, stabilumą ir gerovę. Vis dar 28 Europos šalis kartu turime kur kas daugiau svorio ir galimybių negu pavieniui. Tačiau Europa neapsaugos mūsų nuo politinės trumparegystės. Turime patys apsivalyti nuo išorinių įtakų ir didinti pilietinį atsparumą. Nors Lietuva didžiuojasi atvira visuomenė, Lietuvos demokratijos tėvo Kazio Griniaus metinės buvo palydėtos net 4 pasikeisinimais į žodžio laisvę. O juk taip, kaip prieš 100 metų. Žiniasklaida yra mūsų ginklas, tėvynės sargas ir tiesos kardas. Neretai vienintelis valstybės ramstis, kovojant su korupcija, informacinėmis atakomis ir socialiniu nejautrumu. Lietuvos elfai, stabdantis priešiškus trolius ir melagingas naujienas, virtualioje erdvėje sulaukia net tarptautinio dėmesio ir pripažinimo, nes jie užtikrina saugumą ir atsparumą realių laikų. Laisva, saugi žiniasklaida ir sąmoningi piliečiai – tai priešakinė linija jau vykstančiame informacinėme kare.
Gerbėmieji, gyvename finansiškai ir ekonomiškai stabilioje šalyje. Esame konkurencingi. Investicijų sausra kol kas aplenkia Lietuvą. Inovacijos ir aukštos kvalifikacijos žmonės tampa naujojo šimtmečio Lietuvos skiriamojo ženklų pasaulyje. Bet nuo šiandienos žingsnių priklausys, kokia ateityje bus mūsų šalis. Ar inovacijų ir inovatorių Lietuva, ar tiesiog ištuštėjęs pagyvenusių žmonių kraštas. Todėl netidėliokime svarbių sprendimų nei kitam posėdžiui, nei kitai kadencijai. Būtent inovacijos lems visos ekonomikos perspektyvą. Būtent inovacijos yra tas skiriamasis ženklas, kuris identifikuoja mūsų visą Baltijos šalių regioną. Todėl jų plėtrai reikia stipresnių paskatų. Vienbalsiai Seime patvirtintos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės. Todėl nepadėkime jų stalčių. Paverskime gyvų dokumentų. Neleiskime merdėti ir inovacijų slėniams, į kuriuos jau investavome europinius milijardus. Tokios rauto daugiau jau nebus. Bet gerų ženklų netrūksta. Lietuva atgyja inžineriją, aviamechanika, stiprėja informacinės technologijos ir Lietuva įsitvirtina regione kaip gyvybės mokslų ir finansinių technologijų centras. Tai yra labai gerai. Lietuviškus lazerius jau galime rasti 90 iš 100 top pasaulinių universitetų. O jau šį mėnesį tapsime Europos branduolinių tyrimo organizacijos CERN nariais. O tai reiškia, kad pasaulis pastebi mūsų mokslinį potencialą, juo pasitiki ir vertina. Dėl to galime didžiuotis. Laikas inventorizuoti visą valstybės investicijų programą, nes lėšos europinės ypač artimiausio ateityje seks. Todėl valstybės investicijų programą, kuriai skiriame apie 15% metinio biudžeto, tampa pagrindiniu instrumentu, kuris gali nukreipti valstybės vystymosi raidą. Valstybės šimtmetį pasitikime tokiais projektais ir sprendimais, kurių naudą galėtume jausti dar ilgai. Ir visų pirma, aišku, juos turėtume kreipti į inovacijas ir technologinį valstybės atsinaujinimą. Tuomet tapsime patrauklūs ne tik užsienio investuotojams, kaip dabar, bet gintinės nenorės palikti ir mūsų piliečiai. Emigracijos mastas skausmingiausia problema, todėl mėginkime pirmiausia susigrąžinti savų žmonės. Estijoje jau 2 metai iš eilės žmonės grįžta namo. Reiškia, apsukti galima. Sąlygos yra panašios, išsivystymo lygmuo panašus. Gal daugiau optimizmo jie turi ir geriau apie save šneka negu mes. Tai gal toks didžiausias skirtumas. Todėl labai remčiau ir palaikyčiau Tarptautinės migracijos organizacijos projektą Renkuosi Lietuvą, nes jie žino, kokios pagalbos reikia mūsų tautiečiams grįžtantiems namo. O grįžimų domisi kas antras emigrantas. Tai reikia tik palengvinti jiems kelią namo. Mylėjai, maksimaliai išnaudokime Lietuvai palankų metą, kol tokį dar turime, kad valstybės stiprėjimą, jos augančią ekonominę galią pradėtų jausti kiekvienas gyventojas. Šis laikas mūsų turtas, todėl nešvaistykime jo antraeiliams dalykams. Būtina spėti atliepti svarbiausius dabarties iššūkius. Mums dabar reikia tokios pat energijos, drąsos, pasiaukojimo ir atsakomybės, kaip ir reikėjo lietuviams pirmosios Respublikos metais. Todėl nesiginčykime dėl šimtmečio dovanos Lietuvai. Tai neturi prasmės. Geriau išjudinkime gyvybiškai svarbių reformų ledlaužį, kad mūsų vaikams jau nereikėtų vytis prarasto laiko. Šie metai slengstis į naują atkurtos valstybės šimtmetį, į naujos kokybės Lietuvą. Padarykime ir pabandykime padaryti, ką privalome. Šiandien, kad nereikėtų palikti to ateičiai. Ir tai mūsų jėgoms. Ir tai mes galime padaryti. Todėl linkiu sėkmės kiekvienam, kas trispalvę laiko rankoje kaip atsakomybę. Kas šimtmečio laukia ne tik kaip pasididžiavimą savo valstybės šventės, bet pirmiausia kaip galimybės svariai prisidėti, kuriant ir stiprinant mūsų laisvės kūrinį. Dėkoju visiems.